Tai Aivaras mirė, nu, jo, aš kai sužinojau, toksai šokas man buvo iš tikrųjų. Tai pasakos dėl ko. Bet jo, biški šokas buvo. Taip sunku patikėti tokiais dalykais, žinai. Atrodo, žmogus žinai ir kažkas pasako, kitas žmogus pasako, kad tavo draugas mirė, žinai. Wow, toks biški buvo šokas. Aš visai nesenai sužinojau. Aišku, jau tai buvo praeitais metais, buvo prieš kelias mėnesius, žinai, prieš keletą mėnesių ir senai norėjau parašyti tą įrašą, bet kažkaip nebuvau pasiruošęs. Dabar pasiruošęs tai ir tokį kaip prisiminimą norėjau įrašyti, žinai. Ir jo, šokas buvo. Kaip čia dabar sudėlioti tas mintis, žinai. Tokia jautri tema, žmonės nelabai nori šnekėti apie tai, mėgsta šnekėti apie tai. Bet čia nėra ko bijoti, čia mūsų gyvenimas, žinai. Ir jo šeiminai, seseriai, linkiu būti stipriems, būti turtiems, svarbiausia prisiminti gerus prisiminimus ir prisiminti šypsenas, ir prisiminti geriausius dalykus ir tai bus geriausia, aš manau, negu liūdėti ir gedėti, žinai. O šiaip tai, dabar kai sužinau, kas yra, kas žinai, kas mes tokie esam ir ko mes čia atėjom, tai mes esam kaip, mes čia atėjom, žinai, patirti žmogiškos patirties ir jisai iš tikrųjų nemirė, jisai tik paliko šitą žemę ir jisai yra tenai, tame lygyje, kur mūsų plikos akys nemato, žinai, mes tik tai galim matyti su mūsų vadinamąją kabutėse trečiaja akim, žinai. Ir mes tai galim pamatyti ir netgi pakalbėti su jo. Tai va, bet čia reikia padirbėti su savim. Sužinoti, kas yra kas mes tokie esam ir viskas bus lengviau, žinai. Tai va, kas nepažįsta manęs, aš esu Vaidas. Aivaras buvo mano draugas, toks buvo momentas, kai vaikystėj, paauglystėj, kažkur iki 18 gal metų, 19. Jau toks kažkoks momentas buvo, paskui aš į armiją išvažiavau, paskui į Angliją ir paskui į Brukliną. Jo, toks buvo momentas, kai ėjom į šokius, ėjom į filmus, žinai, filmus žiūrėti, videkus žiūrėti į savo kultūrinę salę. Kultūros salė, ne? Kaip ten vadinamas? Kultūrkė. Mes turėjom tokią salę kultūrinę ir eidavom ten žiūrėti videkus, žiūrėti filmus. Iš pradžių filmus, paskui filmai užsilenkė, paskui videkus žiūrėjom, paskui šokius. Eidavom į šokius, šokdinti panas. Ir dar važiavom ir į Priekulę, ir į Šviekšną, ir dar kažkur tai važinėdamas. Buvom keli vyrukai ten, 3-4. Ir atsimenat, kaip mes ten šokom. Šokiuose, visi 3. Visi 3 ir 4 dar, 4, man atrodo, kartais 3, kartais 4. O įdėjom šokius, kaip tiesiog dūmai rūko iš batų. Įdomus laikas buvo, įdomus, keistas ir toks nerealus, surrealus toksai. Tai va, kas nepažįstat, mes esam iš Traksėdžių,
traksėdžių. Toks įdomus pavadinimas. Man atrodo, dar vienas yra traksėdžiai. Dar vieni traksėdžiai yra iš Lietuvoje, kažkur vidurio Lietuvoje, jeigu aš neklystu, aš tiksliai nežinau, bet mes esame iš traksėdžių, 3 km nuo Šilutės, toksai priemiestis, su dideliu durpynu ir didelė durpių įmonė, kuri kasa durpės. Ir ten užaugom ir 500 km nuo Klaipėdos. Ten užaugom ir dabar vyrukas vienas išėjo, nu. Kiti vyrukai dar sveiki, gyvi ir stiprus ir galingi, tai einam į priekį. Tai palaukit sekundę, aš einu pažiūrėti savo puodą. Parėjau, atsiprašau. Verdu kinvą. Viskas gyvai čia vyksta, žinokit, jokių režisierių, jokių didelių galingų kamerų ir prožektorių, čia nieko nėra, viskas gyvai vyksta. Tai šokas buvo. Vienas vyrukas išėjo. Paskui, kai kiek man buvo 18, išėjau į armiją, į Angliją, paskui Brukliną išvažiavau, ilgai ten gyvenau, tai ir visos tos draugystės susibaigė, žinai. Visi išvažinėjom po visas šalis, po visą Europą. Aš į Brukliną išvariau ir visos draugystės susibaigė, net visiškai atsijungė, buvom visi nuo visų, žinai, savo reikalai susėmėm, rūpintis savim, šeimom rūpintis ir gyvenimą savo rūpintis pradėjom, žinai, kai vaikai buvom, tai gerai, žinai, lakstėm po kiemą, kai reikėjo išeiti į tikrą gyvenimą, 18, 19 ir kas čia dabar, žinai. Tai ir visos draugystės susibaigė tada ir buvom paskui dar susitikę Klaipėdoje, kažkada tai buvau grįžęs iš Šilutę, ant Klaipėdos susitikom ir paskui viskas ir daugiau nebesimatėm. Nežinau, kodėl jis išėjo. Gal dėl sveikatos. Aš įtariu, kad dėl sveikatos, žinai, aš nežinau iš tikrųjų tiksliai. Bet tai gal ir užtek, žinai, šiandieną. Nusišnekėjau. Tai gal dėl sveikatos jis išėjo, aš taip įtariu, nežinau, aišku, nekalbėjau su 100 metų ir net Facebook'e draugos jo nebeturėjau, žinai, nes atsijungė visi buvom. Ir aš dabar pradėjau rinkti Facebook'o draugų, žinai, pažįstamus ir kaimynus, žinai, pradėjau rinkti visus, kas ką pažįstu ir noriu papasakoti visokių įdomiausių dalykų, žinai, kas atsitiko per mano gyvenimą, kas nutiko, kas atsitiko ir ką sužinojom ir ką patyrėm. Tai jis dabar prisijungiau prie interneto, žinai, taip gyvai. Tai nelabai kažkaip tai nes nelabai dar norisi apie save pasakoti taip stipriai, žinai, bet taip trumpai pasakysiu, aš irgi, žinai, turėjau tokių gilių sveikatos problemų, kai Brukline buvau. Ir, žinai, žmonės pasakoja, turbūt esi girdėjęs, žinai, žmonės pasakoja, žinai, oi, tas tenai žmogus prie mirties buvo, atsigavo, žinai, arba tenai tas žmogus, ten kažkas jam nutiko, tokio sudrebino gyvenimas ir dabar tenai kažkas nutiko jam ir jisai toksai, žinai, visas
matė tą ir tą, žinai, ir kažką tai tokio. Kai žmonės pradeda kitaip galvoti, žinai, tai turbūt man su manim tas pats irgi atsitiko, turbūt, žinai. Ir um, kaip čia pasakyti. Tai va, nu jo, irgi tokios gilios sveikatos problemos buvo, žinai, ir mane taip papurtė, kad galva pradėjo kitaip galvoti, žinai, ir iš tikrųjų giliai buvau įstrigęs ir nepasidaviau, žinai, galvą pakėliau aukštai, pasakiau stop, ne, dėjau kumštį į stalą ir va, ir aš čia ir aš gyvas ir mes gyvi, žinai. Tai va, gal norėjau palinkėti visiems, kad būtumėm gyvi, būtumėm stiprus, būtumėm galingi. Ir tai mes galim padaryti visi, tik tais reikia užsinorėti, tik tais reikia panorėti, trenkti kartais kumštį į stalą, žinai, ir pasakyti, žinai, ne, ir aš noriu būti taip ir taip, žinai. Ir gyventi čia sveikai, turtingai ir laimingai. Tai va, tą norėjau palinkėti visiems, linkiu to visiems, mano pažįstamam ir nepažįstamam, visiems draugam ir būsimiem draugam. Dar kažką norėjau pasakyti, pasikalbėjau, mintis laksta tiesiog. Tai va. Kur čia mano užrašai? Taip, dar kartą, būkim gyvi, būkim stiprus, būkim tvirti ir į priekį. Laikas labai stipriai pasikeitė ir tai mums į naudą ir geras laikas. Aš turiu menį teigiamas laikas, geras laikas, tikras laikas, toksai. Ne tai, kad laikrodžio laikas, bet laikas, visas laikas, žinai, laiko juosta mūsų pasikeitė tikrai labai stipriai ir pasaulio. Ir tai mums į naudą. Ir tai va, gerai. Dar kartą visiems to linkiu ir susitiksime rytoj. Čiau.